kiekvienas politikas prieš eidamas, kandidatuodamas į Seimą turi pirmiausia paklausti savęs, ko jis eina ir pasižiūrėti į savo sąžinę giliai. Ar tu eisi dirbti žmogui, ar tu eisi dirbti verslui ir interesam kažkokiam. Tai iš tikrųjų tie koridoriai yra pažįstami. Ne kartą teko matyti, kaip yra priiminėjami sprendimai ir šiandien dienai dirbant esamuose pareigose. Tikrai matai, kad gali būti geriau ir žmogui ne to reikia, kas yra priimama. Todėl ir einu. Ilgai brandintas ir svarstytas sprendimas priimtas. Aš kandidatuoju spalį vyksiančiuose Seimo rinkimuose Alytaus vienmandatėje. Tokia žinute su visuomenė pasidalijo alytiškė Sonata Buzaitienė. Sonata su šeima, sūnumi Eriku, dukra Iveta, mylinčiu vyru Daliumi gyvena pirmajame Alytuje. Šeima aktyvi pirmojo Alytaus bendruomenės dalis. Nors politikoje ji ne naujokė, tačiau kas lėmė, jog šįkart kandidatuoja vienmandatėje? Sprendimą priėmiau eiti, kandidatuoti, tik turėdama didelį palaikymą, nes tikrai noro buvo mažiau negu palaikymo, tai kada yra palaikymas, tai tikrai tada matai, kad jeigu tu gali, jeigu tu turi žinių, noro, gali kažko padėti visuomeniai, tada ir eini ir padedi ir darai tą, ką gali atiduoti save. Nemažai esu įsiliejusi ir į bendruomenės gyvenimą, ir į aplinkinių, sakykime, kaiminystėje, ir su kaimynais, ir gatvių asfaltavimu rūpinomės, ir ėjom dalyvavom susirinkimuose, kad mokykla pati būtų, progimnazija nebūtų uždaryta, tai irgi mums buvo visą laiką svarbu. Sonata buvusi emigrantė. Laimės jį ieškojo Amerikoje, vėliau su šeima Anglijoje. Vis tik kasdien džiaugiasi, jog jau seniai sugrįžo į Lietuvą, čia gyvena, aktyviai veikia bendruomenėje ir turi planų prisidėti prie pokyčių valstybėje. Nemažai metų praleidau emigracijoje, virš metų Amerikoje, 3 metai Anglijoje. Tai Amerikoje buvau viena, kaip sakau, iš tikrųjų nebuvo lengva. Tėvai neturėjo labai daug pinigų ir teko iš tikrųjų ir pačiai rūpintis, kaip susikurti gerovę. Ir mokslų viduryje, besimokydama kolegijoje, tiesiog priimu tokį sprendimą, pasitarus su tėvais, kad turiu išvykti į Ameriką, dirbti. Tai žodžiu, Amerikoje padirbusi, po metų laiko grįžau pasibaigti studijas. Aišku, grįžau pasibaigti studijas. Gal dar daugiau ir meilės vedina, nes vyras irgi mėgino išvykti, bet jam nepavyko. Aišku, mane ir vėliau ir ne kartą būtų leidę ir išleidę išvykti tuometinė ambasada, kur reikėdavo leidimo. Tai iš tikrųjų grįžau iš Amerikos po metų, pasibaigiau studijas ir nusprendėme, kad toliau turbūt tos pamatus susikurti reikėtų stipresnius. Aišku, kad ir kaip sunku, sakau, visi gyveno čia Lietuvoje, džiaugiasi tą laisvę, to gyvenimu, tais malonumais paprastais, kur nereikia rūpintis, o čia išvykti į emigraciją vis tiek yra tam tikras stiprus sprendimas. Tai ir tada po studijų susituokus išvykome į Angliją. Anglijoje, aišku, pradirbę 3 metus, vis tik nusprendėme, kad Lietuva yra čia, kur tikrai gera gyventi, kur gali gyventi su šeima, kur gali kalbėti savo gimtą kalbą, kur tau, kaip sakau, ir oras švaresnis, ir pramonės ten regionai yra atskirti, ne taip kaip užsienyje, kur keliai asfaltai ir, iš tikrųjų, gyvenimo kokybė Lietuvoje yra žymiai geresnė. Tai dėl to ir pasiryžome grįžti ir kurti gyvenimą čia. Ir tada jau Lietuvoje susilaukėme vaikų ir pradėjome statytis savo pamatus ir šeimą kurti. Verslo vadybos studijas Alytaus kolegijoje baigusi moteris toliau tobulinosi ištęstinėse studijose, o vėliau Kauno technologijos universitete baigė ekonomikos specialybės magistrą. Sonata turėjo įvairios darbinės patirties, nuo talkinimo Seimo nariams iki vadovaujančių pareigų. Turėjau įvairių patirčių. Darbo niekada nebijojau, toj pačioje Anglijoje dirbau ir su dokumentais, su asmenų patikrinimu, dirbu ir bare barmenė, ir vėliau ir vyresniąja bare jau
asistentė vadybininko, pačio to vadovo, vadinamo, angliškai tariant, manager assistant. Toliau po Anglijos jau pradėjau dirbti Seimo nario padėjėja. Tokia buvo visiškai kita sritis, man net gal ir šiek tiek ir svetima, ir labai daug nežinios buvo, aišku, ir labai daug, kaip sakyti, ir įtampos, ir baimių, nes vis tiek tu dirbti Seimo nariui, tai nėra paprasta, tu turi žinoti, ką pasakyti, kada paskambinti, ką suorganizuoti. Tai labai daug plačių įvairių sričių apimantis darbas. Pradėjau dirbti tuometiniuose dar Alytaus pataisos namuose, darbų įvairias sritis. Viešieji pirkimai, lygtinis paleidimas nuteistųjų, personalo administravimas. Šiandien dienai esu dokumentų valdymo skyriaus patarėja jau berods daugiau kaip 5 metai. Sonata savo gyvenimo neįsivaizduoja be gėlynų, kurie puikiai puošia namų aplinką. Be didelio akvariumo bei tvenkinio su jame esančiomis žuvimis. Laisvalaikiu jai patinka keliauti, būti gamtoje, o vieta, kurioje labiausiai pailsi ir atsipalaiduoja, yra namai bei pasivaikščiojimas šalia Nemuno. Gėlynai visą laiką buvo tas sritis, kur aš mėgstu pati ir formuoti ir medelius, ir gėles auginti. Taip. Dar ką mėgstu labai, tai maudynės ištisus metus, sezonas neuždaromas. Be abejo, ši mintis atėjo pamačius kitus taip besielgiant, besimaudant, kaip sakau, žmogui, kaip sako, reikia to, ko jo organizmas reikalauja. Tai turbūt ir man atėjo tas laikas, kad staiga panorau ir aš nerti į šaltas maudynės. Tai žuvytės irgi labai mėgstam, akvariumai yra nuo šeimos sukūrimo ir namuose, vaikai užauga prie akvariumų, vėliau vienas iš vaikų pats savo akvariumą užsigeidė turėti. Tai kadangi meilė namuose, o didžiąją dalį lauke praleidi vasarą, šiltuoju metų laiku, tai neatsiejamai turim ir japoniškus karpius. Iš tikrųjų, vis tik ta regioninė politika be galo svarbi, kad čia pat mes turėtume ir sveikatos sistemą, ir švietimas būtų pilnavertiškas. Ir kitas dalykas dar taip pat labai svarbu paminėti, kad per daug sveikatos sistemos yra perkeliama į privačius sektorius, kad valstybė dažnu atveju tiesiog geba paimti iš piliečio, o duoti dažniausiai duoda labai menkai. Senjorai, matau, dažnu atveju yra laikomi kaip našta valstybei ir paliekami tiesiog būti ir gyventi savo gyvenimus. Kaip sakau, jeigu šiandien dienai valstybėje mes neturim net senelių namų pakankamo kiekio, kad jie galėtų ten tinkamai nugyventi savo likusius gyvenimus, jeigu jiems yra neretu atveju pasakoma, tu palauk, kol kitas numirs, tai čia tikrai nėra sprendimas. Tai manau, pirmiausia, politikai turėtų žiūrėti į šitas svarbes sritis. Taip, kitas dalykas - mūsų vaikų švietimas. Tai neturėtų būti eksperimentuojama ir daromos reformos žaidžiant su jų gyvenimais. Tai turėtų būti ilgalaikė perspektyva, žinant, ką, kada ir kaip darysim, o ne tiesiog pasakant, kad šiais metais ateisit mokytis ir vadovėlių nėra. Niekas nežino, kaip elgtis, vaikai nežino, iš ko mokytis, mokytojai nežino, iš ko mokyti, kokia linkme eiti, tėvai taip pat nežino, kuo padėti. Tai yra didelė neatsakomybė politikų. Taip negalima elgtis. Daryk reformas, būk naudingas, bet taip negalima elgtis. Ir ko labiausiai norėčiau, tai regioninės plėtros ir investicijų pritraukimo į regionus. Mes matom ne vieną mažesnį miestelį, kuriuose yra uždaromos mokyklos, darželiai, žmonės vyksta gyventi į didesnius miestus, bet čia niekas nesirūpina tais miesteliais, kad juose gyventų, kad kurtųsi, kaip sakau, tėvų tėviškėse, kur yra ištakos. Tai yra be galo svarbu.